Ant kalno, kur Vilnia savo vandenis neriai atiduoda, didysis kunigaikštis Gediminas sumedžiojo didžiulį taurą. Po varginančios dienos, pasistiprinę žvėrieną ir midumi, medžiotojai sumigo palapinėse, tarp Neries ir šventyklos, toj vietoj, kur neseniai buvo sudegintas kunigaikštis Šventaragis. Kunigaikštis tą naktį susapnavo, kad ant kalno, kur jis taurą nukovė, pasirodė milžiniškas vilkas geležiniais šarvais. Vilkas, pakėlęs galvą į mėnulį, ėmė staugti ir staugė taip garsiai, kad atrodė lyg staugtų jame pasislėpusių 100 kitų vilkų. Ryte nubudęs, Gediminas nesuprato, ką sapnas galėtų reikšti, todėl į pagalbą pasikvietė vyriausiąjį žynį Krivę Krivaitį Lizdeiką. Šis jam išaiškino, kad per šį sapną dievai apreiškė jam savo valią ir jeigu ją išpildys, laukia jo garbė ir galybė. Geležinis vilkas reiškia, kad toj vietoj turi būti pastatyta tvirta pilis ir miestas, valstybės sostinė. O 100 vilkų jame staugiančių reiškia gyventojus, kurie jį ir to miesto garbę ir galybę išgarsins po visą pasaulį. Kunigaikščiui toks išaiškinimas labai patiko, tad ant kalno, kurį pavadino Taurakalniu, jis pastatė pilį su 2 šešiakampiais bokštais apsupta tvirta mūro siena. Slėny tarp kalno ir žinyčios buvo pastatyta kita medinė, vadinama Žemutine arba Krivių pilimi. Tai buvo pradėtas kurti miestas, dėl upės Vilnios vardo pramintas Vilniumi. O Lizdeikai už sapnų išaiškinimą buvo duotas Radvilos vardas.